Tomui. Šiandien laidoje darysime mūsų džakuzį iš automobilio, kurį naudojame praeitame video. Taigi šiandien mūsų tikslas yra iš automobilio padaryti pradžiai kaip baseiną, o kad baseinas nebūtų šaltas, padaryti, kad jis būtų šildomas ir taptų džakuzį. Tai bandysime iš aušinimo sistemos pajungti visomis šlangomis į saloną ir taip, kad cirkuliuotų. Na ir galbūt dar padarysime, kad būtų burbuliukai, nes džakuzis be burbuliukų tai yra labai prastas. Tai pirmiausia, mums reikės šlangų, tuomet reikės tvirtinimų hamutų vadinamų, tada sujungimai, tada biškį makrofleksą paimsim, tada porą diskelių, nes stogą marčius nori išsipjauti ir tada dar keletą kažkokių kitų dalykų, kurių reikės ir varom susirinkti dalykus iš parduotuvės ir varom tada konstruoti šiandien mūsų automobilio, pono džakuzio. Krūfa! Va čia mes ir galim suklysti. Gyvenime buvo 3 pamokos, iš tiek nepasimokau su makrofleksu. Pirmoji pamoka. Buvau užsikimšęs balionėlis, aš įsmūgiavau į aštrų kampą, jis sprogo ir man ataškė visą veidą ir visą kūną. Ir buvo čia pirma klaida. Antra klaida, mečiau akmenį, makrofleksas sprogo irgi ataškė visą. Tai dabar bandysim nekartoti šitų klaidų ir panaudoti normaliai. Mums ten reiktų salono detalės išsipurkšti, kad būtų lygesnė ertmė ir neprakirdytų plėvės. Tai tik dėl to mes pirksime makrofleksą. Kad stogą ertmės biškai užpildysim, kur išpjausim stogą, kad būtų nesusipjaustytume kūno, kai lipsim į savo pool. Party pool. Mūsų pick-upą reiks susikrauti visus įrankius, supranta. Labai talpiniai, kaip tik. Šito reikia atsargiai, nes jeigu prakirs mašiną, tai bus... Va, ir šlangelas telpa, bagažinė didžiausia, viskas telpa. Tai va. Tai va, esam prie automobilio, prie mūsų svajonės Renault. Esmė kokia, kad galvoju darysime taip, jog čia išeina vandens pompa, kiek suprantu, jinai eina į radiatorių ir apačioje iš radiatorius vėl kyla į sistemą, į variklį, viskas praeina ir išeina aušinimas. Tai pirmiausia, aš galvoju šitą šlangą. Šitos realiai gal net nenaudosim, jungsim tiesiai, aš įsivaizduoju, bandysim jungti tiesiai nuo vandens pompos. Esmė bus tokia, kad mes atjungsime radiatorių kaip sistemos dalį ir vietojo darysime, kad visas tas vanduo cirkuliuotų per saloną. Bet reikia pradėti pažiūrėti, ar užsideda. Ai, biškį dar didesnė. Tai gerai, reikia biškį atsipjauti, tada gausis, nes tai labai stora šlanga. Tai bus šlanga šlangui, šlange, kaip sakoma, šlangui. Ir tas va, eis šitas į saloną, į kitą ateis vėl atgal į sistemą. Ir viskas. Tai karoči, varau, biškį prasipjausiu, pasitrumpinsiu, bandysim suleisti, užkišti ir viskas. Kaip jinai parduotuvį mums, o? Gal. Nu gerai, atsipjoviau. Suprantat, atsipjoviau dabar galime eiti gamintis toliau. Nu kaip čia va principė, irgi susukta yra izoliacija, įgrūsta į vidų ir uždėtas tas ir užveržtas. Turėtų laikyti šitą mausimą ant vandens pompos. Dabar neturiu hamutų, bet nu esmė va čia, kad jinai grįš į savo poziciją. Tai va. Aiškiai auksinis vanduo. Viskas auksu pas mus, net vanduo, kuriame maudysimės auksu ir va. Nusičiaudė vadinas tiesa. Pilnai kažkaip pagauti.
Well, my drinking buddy passed away. Life couldn't hang, so I filled my flask and went to say farewell. I stood in the back, dressed in black, tearing up, turning up, and getting lit up. Good God, awful greasy, drunk as hell. I cried, I'm coming for you, buddy. That's where I'm bound. I'm talking about hellfire. Oh, hellfire. Yeah, hellfire. That's where I'm bound. I'm talking about hellfire. Vyriai pašalinti. O, matau dauginį. Tai va, lieka nebedaug kažkokių aštrių dalykų. Neužilgo pradėsim plėvės tiesimą. Aušinimas nepavyko kol kas iš pirmo bandymo. Bandysim pajungti gal 12 voltų siurbliuką, kad tiesiog pumpuotų srovę, nes pats pati pompa neišsuka tiek tai. Met a woman, got engaged, time passed. Wedding day, then my feet turned cold at the tone of those wedding bells. I felt bad, everybody got dressed up, but I knew I'd messed up, so I had to dress up, and all I really wanted was just to get drunk as hell. So I jilted that poor woman and I got drunk as hell. I'm talking about hellfire, hellfire, yeah, hellfire, oh hellfire. Вот его, это кабриолет. Ну-ка. Kaip čia neudobno? Ko veikia? Pažiūrė ir bardačiokę nieką nepaliekam. So I stumbled into church and sat down for a spell. A few minutes in, I felt free of sin, so I polished up my bottle of bathtub gin and got stinking, dirty, awful, drunk as hell. Yeah, right there in the back pew, I got drunk as hell. I'm talking about hellfire, oh hellfire, yeah, hellfire, that's where I'm bound. I'm talking about hellfire, yeah, hellfire, oh hellfire, that's where I'm bound. All right. Wow, va čia tai grožis, tikrai padarėme galbūt šioje vietoje klaidą. Darome, jau padarėme veik pedalo adapteris, suprantat, kad būtų, kad galėtume jį naudoti, bet kad vanduo jo nespaustų ir neapgaubtų plėvėžinį vandeniu ir kad neplystų, tai biškai darom tokį rėmą tam pritaikytą. Čia bus komentaras išmok sūkti drėlę. Oi, va, mūsų adapteris, suprantat, nu ir va. Turėsi panerti realiai. Ir taip su rankytė. Tai va, prie, tu vairuosi jo čia, va tą aš spausiu paneręs. Čia bus problemas dabar su vairu. Kaip apvesti, kad vairas, žinai, sukinėtųsi ir neleistų vandens. Ir va čia, the gearbox. Oi, va. Kaip aš įspaudžiuosi. Nu. Tai čia lieka jau šitų vamzdukas, dabar mes jį nupjausim. Šitos irgi biškai. Va tą va, realiai, va tą va nupjausim tiek, nu tipo va, tą va čia nupjausim, ir tą visą išmėsim dalį, ir čia suleisim maždaug tiek. Rūra dega.
Uple. Metas atėjo plaiviai, dabar mes ją taisim, tą plaivę į mašiną. Tai bus didelis darbas, bet mes tam pasiruošę ištiesti plaivę ir šilti vandenį. Tai jo, reikia ištiesti plaivę, šlangą susivedžiuoti, siurblį pasijungt. Nu ir viskas, ką žinau, galbūt darbo jau nebereikia. Varžtus tos nupjaut reikia ant brema. Pradursim plaivę. Čia atsimenat iš praeito video. Prisikimai mūsų. Taip, jas. Tai va. Super. Šitą gal išmečiau. Karšta. Tai jos gerokai per daug, matau. Biški primins koją gal. Yesterday I was 17, running through lanes and draws and screens. Bet lieka galą pasibaigti ir vairą užmaut ir pilt vandenuką. Va, tada bus jau linksma. Su pirmu lašu mašinai bus linksma. Tai to ir laukiam. Aišku, norėjęs tokios, žinai, plevės, kai būna. Taip įtiestumė ir taip. Ir karčiai visą paviršį mūsų apdengtų ir būtų lygų, toč viskas. Na, tada tai būtų perfekt. Na, aišku, dabar turim, ką turim. Bet visai neblogai dar galas. Gal plevės būčiau dar metrų daugiau pirkęs. Bet nuspirkom, tai. Tai leiskit man pabaigti, maldauju. Leiskit man pabaigsiu. Ir eisim žiūrėti vandens kiekį. Kaip eis. Bliam. Neįpilsiu benzą. Nes kamštis su raktu atsidaro tik tai. Ai. Tai va, ne? Glik. O, blemba. Asidarė. Pas mus, pavyzdžiui, yra kubilas, suprantat, šildomas kuru, benzinu. Nėra šildomas malkomis ar kažkaip kitaip įprastai. Ir jo, suprantat, šilumos reguliavimas gali būti įvairus. Tad pažiūrėsime, tik tai dar neišsiaiškinome, per kiek laiko užšyla pilnai. Tai čia bus įdomu pažiūrėti, kaip per kiek laiko užšils mūsų kubiliukas. Malkų užmečiau į pečių, tai reiks užvedinėti. Varau dar. Tai varau vandenį piltą. Na štai. Kol pribėgs, Jėzus. Einu mėgaut, einu palsėt, vis tiek čia kokie 20 minučių, 30 bėgs. Bet kažkiek biškai pribėgs, jaučiu leisim siurblį ir užkursim mašiną, kad šiltų vanduo, nes jau taip bėsiu dar eisi į šaltą kubilą, tai nesąmonė. Čia yra problema, kurią bandysime išspręsti rytoj. Viskas gerai, viskas veikia, bet kažkur kiaura, aš nežinau, mes bandėm išspręsti. Viskas pavyko. Viskas gerai. Kodėl kiaura? Va čia yra klausimas. Tas pats šildymas visas geras, viskas super, bet kiaura, kodėl? 2 sluoksniai ir kiaura. Kas yra?
klausimą palieku šį jums. Apmąstymui. Komentuok, ar tai bus viena skylė, ar 2 skylės. Galbūt visos 3. Nežinia. Tad susitinkame rytoj 9 valandą ir nuspręsime, kas yra per problemą. Rykštės bėdos, buvo varžtas vienas nenupjautas, nupjoviau. Dabar biškį pakelsim ir kažką dar sudėsim jau šitos pačius raudonus kilimus, kurie buvo, kad nebūtų prakiurimų. Darbai atlikti. Šiandien dar biškį pakoregavome plėvę. Vandenį užpylėm pakankamai iki vairo, kad atsisėdus, semtų krūtinę ir būtų gerai. Čia yra šilto vandens, kaip pasakyti, šilto vandens mūsų paskirstimas, aušinimo sistemos. Apie jį parodysiu, kiek yra laipsnių mūsų baseiniukį. Yra 26, žiūrėkit. Rezultatas toksai, tokį šilumos vandenį ir generuoja šitas automobilis. Norėčiau daugiau, nes visgi ruduo, bet reikia išbandyti, nes ir su stabdžiais gali būti bėdų, su viskuo, tai nieko nelaukdami šokame automobilį ir bandome pradėti savo kelionę. Tai persijungiam į GoPro. Neutral. Komfortas. Komfortas ten šaliai. Palauk, aš dar Life goes on in the morning and the cycle's complete. Work, sleep, repeat. Yeah, work, sleep, that's all I ever do anymore. Somewhere up the line I forgot what I was working for.
3-4 filmus. Bandysim į 40 daryti. Menas apsipraus ir patvirtinti mūsų projektą. Temperatūra mašinoje 36, tad tikrai nėra verta pirkti kubilo, tai galima pasidaryti jį patys, plius jisai yra lengvai transportuojamas, kaip matėte anksčiau. Tai ką, ačiū, kad žiūrėjot, aš baigiu praustis ir susitinkam kitam video. Jeigu turi kokią crazy idėją, tad komentuok ir tikėkis, kad mes jį įgyvendinsim, nes iš to, ką matot, ką darom, tikrai įmanoma. Kuo durnesnė idėja, tuo didesnė tikimybė, kad mes jį padarysim. But see ya!